Kaip išsirinkti kuprinę, jeigu esi turistautojas, žygeivis arba karys? Helikono Bergen kuprinė. Nedidelis dydis, bet neapsigaukit, tikrai galim ją daug dalykų sutalpinti. Turi 3 papildomas kišenės, yra padarytas ventiliacinės angos, šiek tiek paminkštos petnešos. Pats dizainas, man asmeniškai, labai tobulas. Į trumpą žygį arba vienai parai į mišką tikrai puikus pasirinkimas. Helikono Ratelam K2 Pentagon Epos kuprinės. Abidvi kuprinės yra pagamintos iš korduros, tai reiškia, kad tarnaus ilgai, galite užtrunkuką atsekti visiškai pilnai, galėsite pasiekti savo visus norimus daiktus. Petnešos yra sujungtos, žymiai maloniau gula ant jūsų pečių, turi pakėtintą nugarą, paminkštinimus, šiek tiek staresnės petnešos, turi labai talpės kišenės. 3 paroms išvykai į mišką, labai geri pasirinkimai. Tasmanian Tiger Base Pakas. Gali būti 75 litrų kuprinė, mes galim šią kuprinę plėsti iki 90 litrų. Turi atskirą krepšelį susidėti pirmai pagalbai, galite petnešas pasireguliuoti pagal save. Turi labai didelį platų klubų diržą, padės jums perkelti svorį nuo pečių. Per nugarą eina 2 aliuminiai stripai, žymiai geriau paskirsto mūsų kuprinės svorį. Perskirta į 2 dalis, galite dėti pagrindinį savo turinį į pagrindinį skyrių, galite prasekti iš apačios apatinį skyrių. Be galo daug molės, visiškai profesionali kuprinė, jeigu jums reikia nešti didelį svorį, ilgą atstumą, tikrai tobulas pasirinkimas. Jeigu esate karys arba šaulys, jeigu mėgsite turistauti, jeigu mėgsite žygiuoti, savo kuprinę tikrai išsirinksi Abunkės.